Čia labas rytas. Jau keliarius metus tradiciškai gegužę Lietuvoje vyksta dizaino tematikos renginiai. Juose lankėsi kolegos Ieva Žigaitė ir Robertas Zamaris, parengė reportažą iš dizainerio Tomo Jasiulio parodos. Poros metų kūrybinis derlius. Autorinę parodą pristato dizaineris Tomas Jasiulis. Eksponuojami skirtingi produktai, visi pritaikyti interjerui ir atspindintis esminį dizaino principą – funkcijos, formos ir estetikos dermė. Norisi kurti iš tikrųjų tokius daiktus, kurie galbūt būtų naudojami, ne vien tik tais, kad pasistatyti prie sienos ir kad jis gražiai atrodytų, tai būtų gal šiek tiek per egoistišką kurti kažkokį, tai galbūt jau kaip meno kūrinį, sakysim. O aš darau, sakysim, tokius darbus, kurie būtų tiesiog buitiški. Kabykla raktinė vadinasi toks daikčiukas. Principas toks žaismingas galbūt. Aš jį pavadinčiau kaip galbūt pakaba užmirštuoliam, kurie pamiršta raktus. Tiesiog grįžęs namo, įsikišate į skylutę, gali būti kiekvienas vardinis, sakysim, tas pakabukas ir pasikabinti ant jo drabužį. Kepurę, ką tik nori. Čia yra padarytas raštas, vieno daikto, modulinis, kuris jungiasi į tokią, kaip pavadinčiau, šią baldinę staltiesę, tiesiog kurią galima dėti ant stalo, ant virtuvės, ant kažkokių tokių paviršių. Ir pati medžiaga fanera yra labai atspari iš tikrųjų. Ir tiesiog žaidimo principų galima sudėlioti piešinį, kokią tik tai norit, ir padėti karštą bulvių puodą, sriubos puodą ar tiesiog kavos puodelį. O gali būti kaip dekoratyvinis akcentas ant pietų stalo ar virtuviai. Vėlgi žaidimo principas, viskas norisi kažkokių tai galbūt įdomesnių, paprastų, bet žaismingų variantų virtuvėje, valgomajam. Kūrybai neįdomių daiktų nėra, sako dizaineris, kuo sudėtingesnės užduotis vadindamas, tuo įdomesnėmis. Pašnekovas neslepia, nelaukiantis stebuklingos mūzos, verčiau pasikliaujantis savo jėgomis ir idėjomis. Jeigu yra noro, užsispyrimo, kažkokių tai kūrybinių ambicijų, nereikia laukti kažkokio tai laiko, kažkokio tai periodų ar ten kažkokios tai mūzos, tiesiog reikia dirbti ir darbas skatina kitą darbą ir kai sekasi, tiesiog norisi nepasiduoti kažkam tai euforijom, bet tiesiog tolyn dirbti. Tomui, kaip ir kitiems jo kolegoms, aktuali dizaino kūrėjų ir pramonės atstovų bendradarbiavimo tema. Norisi stipresnių ryšių tam, kad lietuvių kūrėjų idėjos ne tik būtų realizuotos, bet ir pasiektų kuo daugiau tautiečių namų.